Sveiki, esu Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos, pristatom naujo ciklą darbų, statybos darbų apie karkasinius namus. Norėčiau atskleisti jums šią temą giliau, papasakoti apie tos karkasinius namus, kaip juos reikia statyti. Todėl, kad atsirado labai didelė paklausa ir labai daug atsirado ir statytojų, ir gamintojų, ir įvairių pakraipos žmonių. Tai dabar norėčiau pasakyti, kaip reikėtų juos statyti ir kaip nereikia juos statyti. Ir apie tai mes ir kalbėsim su jumis šiandien. Jūs galite atkreipti dėmesį, kad, tarkim, yra apačioj prie apatinės vijos metaliniai kampainiai ir pirmą apatinį vyją. Aš siūlyčiau, kad šitų kampainių apačioj iš vis nedėt, todėl kad jie pritraukia šaltį, kaip visas metalas pritraukia šaltį. Jų yra čia sunaudota daugiau kaip ant 2000 eurų, todėl kad čia visas namas iš apačios ir iš viršaus yra paremtas to, kad, vienu žodžiu, pagrindinis standumo elementas tai yra metaliniai kampainiai. Pirmas dalykas, jie labai brangiai kainuoja. Antras dalykas, ar jie čia iš vis reikalingi, čia yra klausimas ir didelis klausimas. Paskui atkreipkite dėmesį į langus. Pamatykit, pasižiūrėkit, kad čia nėra visiškai standumo briaunų, medinių standumo briaunų. Čia turėtų būti medinės standumo briaunas. Tiesiog statyti pagaliukai, daugiau čia nieko nėra. Paskui nėra visiškai diagonalės. Yra laikinos diagonalės iš viršaus, kurios bus paskui nuimtos, bet laikinos diagonalės jos nuimamos ir visiškai nėra, absoliučiai visiškai nėra jau laikanti bazė. Ir paskui tik tai apsiūnama išorinė danga ir tokį namelį galima, aišku, gražiai parduoti. Bet eksploatuoti jis truputėlį judės. Vėjas, visa kita ir namelis irgi kartu su vėju juda. Atkreipkite dėmesį į stulpą. Stulpas 15 ant 15 cm, jisai būtinai peršals. Kai bus minus 15, netgi prie minus 10 jums iš šitos vietos jau bus šalčio tiltas. Ir dėl to reikėtų naudoti ne stulpus, bet norvegiško tipo, skandinaviško tipo, kaip stato karkasininkai, šiltus kampus. Dar norėčiau jums parodyti, kad šita mediena yra tiesiog pjautinė. Ir nėra neobliuota, negraduota. Aišku, daug kas pasakys, tai žymiai pigiau, bet aišku, tai yra pigiau, jeigu ta mediena yra sausa. Jeigu ta mediena sausa iki 12% drėgnumo, jūs galite ją naudoti statybose, bet labai sunku vis dėlto su ją dirbti. Geriau, aišku, naudoti medieną obliuotą, graduotą, lygią, gražią, bet čia kiekvienas, aišku, pagal finansus. Dabar, ką norėčiau atkreipti, matot, čia yra hidroizoliacija. Viskas tvarkoja, jinai gera, jinai tinkanti, bet mes dažniausiai naudojam mydos, pirmą sluoksnį mydos dangos ir dedam kaip hidroizoliacija. Žymiai geriau, jinai yra storesnė, minkštesnė, truputėlį tas deformacijas susilygina ir taip toliau. Paskui pirmą vyją, kuri yra iškart po hidroizoliacijos, aš siūlau, kad jinai būtų giluminiu būdu impregnuota. Čia taip nėra, dėl to jinai ateityje, tarkim, jeigu vis dėlto bus sniegas aukštesnis ir papuls, jinai gali pradėti pūt. Ir vienu žodžiu, šią žiemą taip ir atsitiko, dėl to jinai ir spalvą truputėlį ir pakeitė. Jeigu atkreipkite dėmesį, pasižiūrėkit visur, kur papuolė, visur pajodavo iš apačios. Tai mintis ta, kad geriau naudoti vis dėlto pirmai vyjai, apatiniai, pirmam brusui, vis dėlto giluminiu būdu apdirbta, vakuuminiu giluminiu būdu apdirbta mediena. Toliau kalbam apie karkasinių namų statybą ir kaip nereikėtų, tarkim, šildinti namą. Pasižiūrėkit, prašau, atkreipkite dėmesį, kaip yra apšildinta. Atrodo viskas gražiai, lapai yra sukišti, viskas yra perrišama ir viskas. Bet jeigu įdėmiai pasižiūrėti, visur yra plyšiai, visur išdraskyta, nėra pakai vatos sudėti lygiai, jie yra tiesiog išdraskyti. Ir tas perrišimas, jisai, nieko neduoda, absoliučiai. Matosi, kad visa vata, kaip ir, man atrodo, net buvo pjauta. Bet jeigu ir nepjauta, bet labai greitai įdėta, kad jau su rankom buvo duota smūgiai
vatai ir nebuvo gražiai, vienu žodžiu, vientisai turėtų būti lygiai, be jokių plyšelių, viskas sudėta. Va tai yra labai svarbu, kitaip nebus, jūs tiesiog neišspausit varžos. Bus storis, bus tas kiekis, bet ant to greičio nėra visiškai varžos. Mes vis dėlto šitam name suradom keletą įstrižainių, kurie yra pastatyti viduje namo. Tai yra labai gerai, įstrižainė pastatyta gerai, tinkamai ir vietoje, bet jų trūksta, jų mažai. Todėl, kad viduje namo, taip, yra ta įstrižainė, bet reikia ir išorėje. Išorėje prie kiekvienos sienos tų įstrižainių gali būti, jeigu namas ilgas, gali būti jų ir 10, ir 15. Nėra tos taisyklės, kad jų gali ten būti, tarkim, per daug. Kuo daugiau tų įstrižainių, tuo namas stipresnis. Ta turit žinoti. Ir aišku, kai kurie pasakys, kad medis traukia šaltį, bet įstrižainė pagal savo storį yra 5 cm arba net 3. Ir dėl to jūs ją apšiltinsit ir jinai jau neturės tokios pasekmės. Bet namo tvirtumui, stiprumui tai yra pagrindinė savybė. Kitas aspektas. Pasižiūrėkit, prašau, atkreipkite dėmesį į durų angą viršuje. Matot, virš tos angos yra sudūrimas. Ir tas sudūrimas, negerai, kai virš durų angos yra sudūrimas. Jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, čia jau yra pralinkimas. Čia yra, čia spaudžia tie brūsai. Vienas, antras, savo svoriu. Kodėl taip atsitiko? Pirmas dalykas, aš nesiūlau naudoti tokius brūsus 15 ant 15, būtent perdangai. Geriau naudoti 25-20 ant 45, todėl kad standumą briauna lieka ir svoris tų balkių mažėja. O jūs turit pasiekti ne svorį antram aukšte, kad būtų pas jūs perdangai labai daug svorio, o būtent atlikti funkciją, kad ta perdanga laikytų, antras aukštas būtų labai stiprus. Tam reikėtų nebūtinai balkių, bet užtenka ir lentų 25 ant 45. Galima jos sudėti tankiau, kas 40, su pririšimu viena prie kitos. Arba, vienu žodžiu, kas 60, priklauso nuo to, ką jūs norit pasiekti. Paskui atkreipkite dėmesį, kaip yra susukti su varžtais ir šaibom. Čia susukta tos dvivėjas sijos. Tai visiškai žmonės labai matosi skubėjo. Išrovė labai daug medienos, susuko taip labai naglai, sakyčiau. Bet mano galva, jeigu jūs atliekat šitos darbus, jie turi būti atlikti kokybiškai, gražiai, visas metalas turi būti nupjautas ir paslėptas. Ir vėl pradėsim nuo to, kad čia vėl panaudota daug metalo, labai dažni tie susukimai, ar to reikia, klausimas. Tarkim, mes tam dalykui naudojam poliuretaninius klijus ir su tais klijais puikiai viską praklijuojam ir vėl mažiau naudojam metalo. Šiai dienai tiek. Jeigu patiko, tai statykit ne tik namus, bet ir laikus, prenumeruokit mūsų kanalą ir žiūrėkit mūsų laidos.